Aišku, veisimo vieta tai yra Dzūkijos nacionalinis parkas. Žinote, su Dzūkijos nacionaliniu parku ir tom vietiniam bitėm, tai aš sirgau 82 metais. 81, 82, 83 metai. Su profesoriumi Justinu Straigiu bonitavom, važinėjom po visus kaimus, rinkom bitės ir bonitavom. Dėl to ir pasakėm Balžakui, kad čia dar yra tų vietinių bičių, kurios labai labai geros. Tai nuo tada, aš atsimenu, vežiau ir 82 metais pirmą kartą atradau erkės, Vartosios erkės čia 82 metais, kur mano bitinė buvo 78 metais, o čia 82-4 metais. Tai aš vežiau ir vaistus čia už dyką, kad jau jiems parodžiau žmonėm ir tokiai, žinot, labai, labai gražiai sutardavom ir baško plokštelių atveždavau, reiškia, padaręs ten, žinot, iš kolchozo, iš ūkio jau čia. Labai norėjau, kad čia ta vietinė bitė išliktų. Bet paskui, žinot, toks globalus pasaulis veža kur nori, kas nori ir va tos bitės čia taip, bet dalis tų bičių išliko. O čia vieta yra labai gera, kad tik tai žmonės vietiniai suprastų. Čia net kitos bitės nelabai ir gali gyventi. Pavyzdžiui, tose drevėse, jeigu tokia Kaukazo bitė užsineš lipčiaus arba viržių medaus, viskas. Į nozematozę, į sausio mėnesį apsirgs. Į apsikakos visas avilys, ten nueis viskas iš jų. Ten nieko neliks. Suprantat, o čia tik vietinis bitė, miško bitė. Miško bitė, ne taip, kad vata, bet miško bitė. Dabar kodėl labai gera? Pelkė, jūs pažiūrėkit. Mes turim tokią vietovę, kur, įsivaizduokit, reiškia, jeigu mes kurtumėm kur nors kitur, kokią mums izoliacinę vietą reikia padaryti. Bent jau 10-15 km aplinkų izoliacinę vietą. O dabar pelkė. Niekas bičių neturi. Iš kitos pusės miškas, gyvenviečių nėra, žmonių negyvena. Kita pusė poligonas. Karinis. Ten taipogi nieko nėra. Ten nei žmonių nėra, nieko ten vienam kaimelį, kažkokiam Zubovo kaimelis, koks ten buvo vienas gyventojas, ir tas jau dabar gal išvažiavo tenai, nes ten, suprantat, tai yra tokie dalykai. Mes važiavom į Tado Ivanausko darbo vietą, kažkada ten mokykla buvo, sodelį dar norim atgaivinti tokį sodą tenai, dabar rudenį važiuosiu pasižiūrėti, ar ten tų obuolių kokių ten yra, gal kokios labai veislės išlikusios geros, nes Tadas Ivanauskas ne tik tai buvo paukščių ir žvėrių, bet ir sodas buvo jis, ir sodininkas buvo. Tai suprantat, vieta yra unikali. Mes niekur, juk žiūrėkit, Tauragės, ten irgi nebuvo bloga vieta. Ten gera buvo vieta. Aplinkui irgi žmonių nebuvo tiek. Bet ten turėjo 2 rajonus. Atrodo, kad važinėjo ir davė motinas už dyką. Viską davė už dyką, kad tas izoliacinis punktas. Nes iš vienos pusės to draustinio reikėjo sukurti dirbtiną izoliacinę juostą. Reikėjo sukurti dirbtinę izoliaciją. Iš kitos pusės buvo gerai miškai. Čia mes turim nuostabų dalyką. Drevių taką turim. Tos drevių take taipogi yra vietinės bitės. Aplinkui žmonės supranta, supratlyvi, dzukeliai supratlyvi. Jie ir taip tas vietinės bitės laikė. Biski mišrūnės, biski jos įsigrynins, biski, kaip darysim atranką ir kaip tos bitės pasidarys, žinot, produktyvesnės, nepiktos, mažiau spėtlios. Jūs pamatysit, kaip čia tos bitės gali gerai išgyventi. Aš nesakau, kad kiekvienais metais labai bus gerai. Nes miškas, žinot, toks yra dalykas, sakysim, kultūriniai laukai. Tai faktiškai duoda nektarą kiekvienais metais. Miškas neduoda kiekvienais metais nektarą. Tai čia yra, toks yra dalykas. Bet išgyventi galima, veisimui galima, mes galų gale galim, aš kalbėjau, pavyzdžiui, su miškininkais, kad, sakysim, žinot, yra tos miškų, kaip jas dabar vadina, kvartalinės juostos. Taigi mes ten galim sėti medingus augalus. Ir vis tiek bitėm, žinot, ten tų bičiųgi nedaug, vis tiek bitėm, pažiūrėkit, tų kvartalinių juostų netiek jau mažai. Ir jeigu mes ten susėtumėm, prašau, ir laukiniam bitėm būtų maistas, ir čia būtų tokia saradelė. Žinot, saradelė, ūžia bitės, šnara bitės ant žiedų. Tai, o kodėlgi mes nesėtų tokios? Tai jeigu susitartumėm su visi, padėtumėm vieni kitiems, žinot, kad, sakysim, dabar gaurometį arba tą vadinamą ožkarožę, ne? Taigi, bitininkai sako, tai kad mažai čia jos yra.
Tai aš pas juos paklausiau, o kiek jūs pasėjot jos? A tai kaip pasėt? Nu tai gojelis yra nedidelis, sakysim, metras ant metro, bet žiūrėkit, pukučiai jau prasideda sėklos. Tugi tik brauk ir sėk, taigi tu galų gale kulnu, pentim pažerk žemę ir pasėk. Tai geriau sutiks negu vėjo nešama kur nors ant samanos arba ant medžio šakos prilipus. Taigi pasistenk, taigi tik paprasčiausias dalykas. O paskui mes turėsim, o kodėl mes čia turėtumėm Dzūkijos nacionalinį parką, Gauromečio galėtumėm turėti. Vajetau, visos kalvelės, visos kopelės, visos galėtų būti apaugę Gauromečiu. O bitėm tai pasaka. Bitėm pasaka, vienas iš medingiausių augalų. Ir vietinis bitės tai dreba ant tų žiedų, tiesiog, nu, net purtosi ant tų, tai, o kodėlgi ne? Tai vat. Esam Čepkelių gamtiniam rezervate, poravimosi punkte, kurio ieškot pradėjom, bet tą pačią dieną ir radom, tai 2020 metų lapkričio 3 dieną. Tai va, parko direktorius Eimutis Gudelevičius, atsimenu, paskui tada dar dirbo biologinės įvairovės skyriaus vedėjas Mindaugas Lapelė, Romas Norkūnas ir aš, mes iš karto atvažiavom į šitą vietą. Tiesa, dar buvom pavažiavę toliau tenais, link Pogarendos, ten Šilagėlių kalnelis toks yra, bet paskui sugrįžom ir šita vieta pasirodė, nu, ideali. Ir šiaip šita vieta pati kaip atvira aikštelė ir reljefas, ir pats pelkės pakraštys. Tiesa, čia neprasideda ta plynė jau, ta tikroji pelkė, bet va čia krenta aukštis žemės virš jūros lygio iš karto link pelkės aukščio ir jau faktiškai ten pelkė prasideda. Tai va, tai šita vieta iš karto jinai patiko, nes ir atstumai yra idealūs. Yra, reiškia, 6 kilometrai lygiai iki rytinio Musteikos pakraščio. Reiškia, Musteikos kaimas net nepatenka į 6 km zoną. O ta 6 km zona, jinai va tokia yra tas minimumas, kuris yra būtinas, norint patikimai poruoti bičių motinas. Va, o kiti kaimai yra dar toliau. Grybaulė irgi už 6 km spindulio, paskui eina dar iš artimesnių kaimų, reiškia, pietinėje pusėje, čia gaunasi faktiškai, rytinėje pusėje Katros kaimas už 7 km pakraštys, bet jis labai ilgas yra, tai ten jau šiaip ten 2 žmonės berods bites turėjo, tai jie ten kažkur už 8 km yra. Ir paskui į šiaurę Marcinkonys už 8 km ir va. Ir visi kiti kaimai jau yra didesniu atstumu. Tai va, svarbiausia tie 6 km ir mes 6 km zonų neturim jokio kaimo. Dronų filmuojant matosi, kad čia nėra jokio kaimo, reiškia nėra jokių bičių, kas laikytų, arba jų nekontroliuotumėm. Rytuose apskritai, šiaurės rytuose, tai nuo šito taško, tai yra 13 km yra pelkė, aukštapelkė, kur faktiškai bičių ir fiziškai nelabai galėtų būti. Tiesa, ten salose yra viena kita drevė, bet jau jos yra jau nusenusios ir dabar jau ten bitės tikrai ir gyventi ir negalėtų natūraliai. Tai va, tai mes šitas visas apylinkės 6 km ir už jų galim kontroliuoti ir todėl galim patikimai poruoti šitas Lietuvos tamsiųjų bičių motinas šičia. Vat, kaip matome, dabar yra atvežta čia apie 300 nukleusų dar papildomai. Beje, iš Algirdo Amšiejaus jisai pagelbėjo, nes kitaip čia būtumėm mes užstrigę su tais kiekiais. Va, ir dar visą rugpjūtį galima dabar poruoti, kadangi žydi viržiai ir tėvinės šeimos geros kondicijos ir šeimelėm yra pakankamai geros sąlygos, nes viržiai tik pradėjo žydėti ir visą mėnesį žydės. Ir oro sąlygos taip pat labai geros, nes drėgmės pakankamai, va dabar pripylė čia kaip reikiant
šilumos irgi, kaip matote, yra dabar vežiam ryte nukliausus, kad būtų vėsų, nes būtų dabar šitų metų jau būtų neįmanoma jų vežti, būtų per karštą, būtų nuostolių didelių. Pradžia jau to, kai buvo pasirinkta 20 metų lapkričio 3 dieną ta aikštelė, va šita vieta, kadangi tenkino tie visi atstumai ir dislokacija, izoliacija, tai 21 metų, kaip dabar atsimenu, berods birželį 25 dieną, Dzūkijos nacionalinio parko darbuotojai pasikrovė čia tos tokius betoninius blokus aviliams sustatyti, sukrovė traktorių. Aš jau buvau prisikrovęs bičių, reiškia, šeimelių su motinėlėm, kurias užauginau savo bityne Alytaus rajone. Na ir ką, ir atvažiavom, tada viską susidėliojom, nu ir nuo birželio 25-21 metų tas poravimosi punktas viskas metai vis ir yra įveiklinamas. Ir šiais metais tai jau aišku, tie darbai vyksta intensyviausiai. Kadangi nuo pernai metų tėvinės šeimas iš čia iškėlėm, jau nuo pernai metų jos yra už 2 km čia gaunasi už 2 km į šiaurę. Va, kadangi bičių motinos dėl to, kad gamtoje taip surėdyta, kad jos vengdamos giminingo veisimo skrenda iš savo bitynų, tai va, o tas toksai atstumas, kuris moksliniais darbais yra nustatytas, kad Europoje maždaug vidutiniškai 2 km motina skrenda, tai va ir parinkom tą vietą prie taip vadinamo Jogailos kalno, bet čia Jogaila ne karalius, čia kai Mindaugas Lapelė man aiškino, kad čia berot kažkoks rekrūtas Jogailas slapstėsi. Va, ir nuo to tą kalną ir pavadino, o tas kalnas tai yra Smėlio kopa, tai yra aukščiausia rezervato vieta, berods 158 metrai. Tai va, prie to kalno yra suvežtos tėvinės šeimos. Va, ir todėl dabar galima ir poruoti ilgiau, kadangi nėra didelių šeimų pilnaverčių, tai jos ir neplėšikauja, nes medunešių pasibaigus paskui didelės šeimos plėšia šitas mažasias ir problematiškai yra išlaikyti ilgai ir poruoti ir palaikyti tas motinas, jeigu dar kol kas nėra kur apgyvendinti. O dabar idealios sąlygos yra, kadangi visos šeimos čia yra mažytės ir maža tikimybė, kad ta maža apiplėš mažytę šeimą.